katinui. Gal kas nors turit atsinešę čia katiną, ne? Ne, nematau. Ai, ten yra, va čia balkone. Gerai, leiskit, nes dabar bus ne šiaip pelės, o nenuoramos pelės. Tikriausias nenuoramos pelės. Jas reikia išgaudyti. Klaipėdos jaunimo centro choreografijos studija ir Karėlis. Kolektyvo vadovė, šokio pedagogė ekspertė, labai graži dama, karaliaus antroji dama, Esmeralda Zubrinskienė. Į Karėlių jau 40 metų. Kiekvieną rudenį ateina nauji šokėjai nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių. Todėl į Karėlis visada jaunas. Čia vaikai šokio meno mokosi nuo 3 metų, o pamilę šokį ir dainą mokosi iki pat 12 klasės. Repertuaras labai įvairus. Šokių stiliais ir žanrais, kūrybiškomis choreografinėmis kompozicijomis. Vaikai čia ne tik šoka, bet ir krapšto nosį, ne krapšto nosį, bet ir patys kuria įvairias kompozicijas. Studijos šokėjai, nuolatiniai pasaulio lietuvių ir respublikinių dainų ir šokių švenčių dalyviai. Su koncertinėmis kelionėmis aplankyta daug miestų ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų. Konkursuose ir šokių festivaliuose tikrai patvirtinu, nežinau, į Karėlio šokėjai nekartą pelnė įvairiausias šokio nominacijas, prizinės vietas ir net laureatų diplomus. Taigi, leiskit katinus, nes dabar nenuoramos peliukai.
norėjau ir aš pagauti karališkajam katinui vieną pelytę. Na, tęsime toliau.